Šioje nuostabioje aplinkoje aš kviečiu Jūs į šiek tiek intensyvesnę jogos seką šiandien, kuri bus skirta būtent vandens elementui. Tad nieko nelaukiant kviečiu įsitaisyti patogiai, atsisėsti, stuburas tiesus, pečiai svyra žemyn, švelniai užmerkiam akis, iškvepiam. Įkvepiam į pilvo apačią, pilvas išsipučia, iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam, kvepuojam savo tempu į pilvo apačią. Iškvepiam, pilvas atsipalaiduoja ir kūnas taip pat. Dar keletą gilesnių įkvepimų ir iškvepimų savo tempu. Kvepuojam į pilvo apačią, įkvepimo metu pilvas išsipučia. Iškvepimo metu pilvas atsipalaiduoja ir kūnas taip pat. Išlaikom savo kvepavimą. Kvepuojam savo tempu, ramiai ir lėtai. Ir išlaikant šį ritmą, šį natūralų kvepavimą mes po truputėlį pradėsim judėti. Įkvėpimo metu krūtinė kyla aukštyn, tiesia nugara leidžiamės pirmyn, su iškvėpimu suriečiame nugarą ir slankstelis po slankstelio grįžtame atgal ir taip kartojam savo tempu. Įkvėpimas, krūtinė aukštyn, tiesia nugara žemyn. Iškvėpimo metu sugūžta nugara grįžtame atgal ir tarsi bangavimas. Įkvepiu, krūtinė aukštyn, iškvepiu, grįžtu atgal. Kartojam dar kartelį, kai banga. Sekam savo kvėpavimą. Kvėpavimas inicijuoja kiekvieną judesį ir kai banga. Taip kvėpuojame ir judame, kol galiausiai sekantis įkvėpimas, krūtinė aukštyn, leidžiame krūtinę žemyn ir su iškvėpimu mes jau nebekylame į viršų, o pasilenkime į priekį. Ir pabūnam čia. Kvėpuojam ramiai. Dar vienas gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas. Ir dabar su sekančiu įkvėpimu mes iš karto iš čia judame į pasilenkimą į šoną ir mes atidarome savo krūtinę. Ir iš tikrųjų visai nesvarbu, koks gilus yra jūsų pasilenkimas, svarbiausia yra išlaikyti tiesų stuburą, tad jeigu jaučiate, kad reikia, jūs galite sumažinti savo pasilenkimo gylį, atsiremti ranką į šoną ir tiesiog pabūti čia atvėrus krūtinę. Dar kartelį giliai įkvepiam ir su iškvėpimu tarsi banga aš leidžiu ranką žemyn ir keliaujam į kitą pusę. Atidarom vėl krūtinę, šoną, žiūrim įstrižą į aukštyn, kvėpuojam. Kvėpuojam ramiai, dar vienas gilus įkvėpimas ir su iškvėpimu leidžiam ranką žemyn ir taip kaip patogu mes susitinkam ant visų keturių. Riešai po pečiais, keliai po klubais, su įkvėpimu keliame krūtinę aukštyn, pečius nuspaudžiame žemyn, su iškvėpimu suriečiame nugarą ir kartojam kelis kartus savo kvėpavimo tempu. Ir vėl aš kviečiu jūs įsivaizduoti, kad jūsų kūnas juda pagal jūsų kvėpavimo bangas. Su įkvėpimu banga kyla, su iškvėpimu
atslūgsta ir sekame savo kvėpavimo bangavimą ir tempą. Kiekvienas judesys yra atskiras įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir mes pradedam judėti laisvai. Aš kviečiu jūs iš tikrųjų atsiduoti savo kvėpavimui ir paleisti judesį, paleisti kūną taip, kaip jūs nori judėti. Jūs galite tęsti tą patį judesį. Arba jeigu norisi, leiskite savo tiesiog galbūt prasukti stuburą, prasukti klubus kartu su kvėpavimu. Tiesiog leiskite savo kūnui dabar judėti taip, kaip jam norisi, išlaikant savo kvėpavimo ritmą. Ir mes grįžtam į neutralią poziciją ir dar su vienu įkvėpimu mes pasižiūrim į vieną klubą, su iškvėpimu žvilgsnis į kitą klubą, su įkvėpimu žvilgsnis į vieną klubą, tarsi klubas norėtų priartėti prie smakro, iškvėpiam žvilgsnis į kitą pusę. Dar vieną kartą įkvėpimas žvilgsnis į vieną klubą, iškvėpimas žvilgsnis į kitą klubą, į kitą pusę. Įkvėpimas grįžtame atgal ir su iškvėpimu mes keliaujame į žemyn, žiūrint į šunį ir čia neužgestam, pasivaikštom, vienas kulnas žemyn, kitas kulnas žemyn, klubus atpalaiduojam, dubenį atpalaiduojam, galim vieną klubą pasukti, šiek tiek intensyviau kitą klubą pasukti, visiškai be jokio nepatogumo, viskas su malonumu, taip kaip patogu kūnui, taip kaip jaučiasi geriausiai. Dar kartelį pasivaikštom, nepamirštam kvėpuoti. Ir dabar sekančiai kvėpimu žvilgsnis į priekį ir mes kojomis lėtai keliaujame į priekį prie rankų. Su įkvėpimu po vieną stuburo slankstelį keliame save aukštyn, rankos per šonus aukštyn. Su iškvėpimu leisimės į priekį ir iš tikrųjų taip, kaip patogu, galbūt minkštais keliais, kojos šiek tiek plačiau, kartojam judesį dar kartelį, įkvėpimas, tarsi bangelė aukštyn, su iškvėpimu taip, kaip patogu, leidžiamės žemyn, kartojam dar kartą, klausom savo kvėpavimo su įkvėpimu, kaip banga aukštyn. Su iškvėpimu maloniai, lėtai žemyn. Dar kartelį aukštyn, visiškai savo tempu, taip kaip patogu. Žemyn ir su sekančiu pasilenkimu žemyn mes liksime čia, pasilenkę žemyn. Taip, pabūnam čia, kvėpuojam. Ir dabar kairys kelias lieka sulenktas, dešinę koją stipriai ištraukiam atgal ir dešinės kojos kulnas ant žemės. Pasukite savo kulną taip, kad jis pasidėtų ant žemės, pirštai lieka nusukti į vidų, mes kelsimės į pirmą karį, rankos kyla aukštyn. Iškvepiame, rankos sukabintos už nugaros. Klubai pirmame karyje į priekį. Mūsų klubai keliauja į priekį, neatidarom klubų. Su įkvėpimu patraukiu rankas atgal, krūtinę keliu aukštyn, su iškvėpimu lenkiuosi link priekinės kojos. Ir tai turi būti patogu, visiškai neskausminga ar ne per daug. Jeigu jaučiat, kad per daug tempimo, jūs galite savo galinę koją pastatyti arčiau priekinės, kad būtų patogu.
Ir su savo kvėpavimo tempu įkvėpimas, krūtinė pirmyn, iškvėpimas, lenkiamės prie priekinės kojos. Vėl kaip banga, dar kartelį įkvėpiam, krūtinė aukštyn, iškvėpimas, pasilenkimas prie priekinės kojos. Dabar sekančiu įkvėpimu krūtinę keliam aukštyn, su iškvėpimu jau nebesilenkiame į priekį. Sekantis įkvėpimas, aš su įkvėpimu rankas keliu aukštyn, atpalaiduoju rankas, keliam aukštyn, įkvėpiam, su iškvėpimu atsidarom į antrą karį. Ir antrame karyje jau mūsų klubas yra atidarytas. Taip kaip ir rankos atidarytos, taip ir klubai vienoje linijoje su rankomis atidaryti. Ir būdami antrame karyje mes dabar su įkvėpimu delnus vedame vieną prie kito, su iškvėpimu delnai grįžta atgal. Dar kartelį kartojam, su įkvėpimu delną vedame vieną prie kito link krūtinės ir tarsi surenkame, su iškvėpimu išplečiame. Dar kartelį įkvėpimas, surenkame delnas prie delno, iškvėpiu, išplečiu. Sekančiu įkvėpimu šokantis karys, įkvėpiam kairė ranka aukštyn, iškvėpiam dešinė ranka aukštyn, įkvėpimas dešinė ranka, ratas priešai save, iškvėpiam, grįžtam atgal, kartojam dar 2 kartus, įkvėpimas, kairė ranka aukštyn, iškvėpiam dešinė aukštyn, įkvėpimas, ratas priešai save, iškvėpiu, grįžtu. Dar kartelį paskutinį įkvėpimas. Kairė aukštyn, iškvėpiu, dešinė aukštyn, įkvėpimas, ratas priešai save, iškvėpiu, grįžtu. Dabar pradžia tokia pati, įkvėpimas, kairė aukštyn, dešinė aukštyn, iškvėpiu ir šį kartą su įkvėpimu aš keliauju į kitą pusę. Ir su iškvėpimu grįžtam į antrą karį, tik jau kitoje pusėje ir pradžia tokia pati. Dešinė ranka aukštyn, įkvėpiu, iškvėpiu, kairė ranka aukštyn, su įkvėpimu grįžtam atgal į kitą pusę. Iškvėpimas, antras karys. Ir iš antro kario dabar patiesnam abudu kelius. Pėdos žiūri į priekį, kulnai į vidų, lenksimės į priekį, pradžiai rankos aukštyn su įkvėpimu, su iškvėpimu, taip kaip patogu, rankomis keliaujam į priekį, laikom pradžiai tiesę nugarą ir tik galiausiai paskutiniam taške atpalaiduojam nugarą, leidžiam jai laisvai susigūžti, pečiai į vidų, kaklas atpalaiduotas, pabūnam čia, kvėpuojam ramiai. Dar vienas gilus įkvėpimas, iškvėpimas, atpalaiduojam klubus, atpalaiduojam sėdmenis. Sekančiu įkvėpimu, slankstelis po slankstelio grįžtam atgal ir grįžtam į antrą karį, kaip ir pradėjom. Įkvėpimas, uždarom klubus, klubai, pėdos, rankos žiūri aukštyn, iškvėpiam rankos ant žemės ir per visą vinyasą savo tempu. Iš aukštos lentos į žemą lentą, kobra, žemyn žiūrintis šuo, žemyn žiūrinčiame šunyje, pasivaikštam vėl, atpalaiduojam klubus, vienas kulnas žemyn, kitas kulnas žemyn, žvilgsnis į kilimėlio priekį ir keliaujame kojomis į priekį prie rankų. Pabūnam čia, pasilenkę pirmyn prie kojų.
Ir mes kartosim viską kita puse. Šį kartą dešinys kelis lieka sulenktas, o kairę koją ištraukiu atgal. Kulnas ant žemės, pirštai lieka į vidų. Pirmas karys, klubai juda link priekio. Su įkvėpimu rankos kyla aukštyn, iškvepiam rankos už nugaros sukabintos, įkvėpimas. Krūtinė aukštyn, su iškvėpimu lenkimės prie priekinės sulenktos kojos. Sekam savo kvėpavimą, įkvėpimas aukštyn, širdis aukštyn, rankos patrauktos atgal su iškvėpimu prie kojos. Paskutinis kartas, įkvėpimas, krūtinė aukštyn, iškvėpimas, pasilenkiam prie priekinės kojos. Įkvėpiam, grįžtam atgal ir šį kartą jau nesilenkiam, iškvėpiam. Sekančiu įkvėpimu atpalaiduoju rankas, rankos kyla aukštyn su inercija. Iškvėpiu, antras karys ir klubai dabar jau atidaryti taip kaip ir rankos. Su įkvėpimu rankas surenkam kartu, delnas link delno, tarsi surenku energiją, o su iškvėpimu išplečiu ir delnas tolsta nuo delno. Dar kartelį įkvėpiam, surenkam, iškvėpiu. Paskutinis, įkvėpiu, surenku, su iškvėpimu. Antras karys, šokantis karys, dešinė ranka aukštyn su įkvėpimu ir su malonumu iškvėpiu, kairė ranka aukštyn, ratas priešai save, kairė ranka įkvėpimas, iškvėpiu, grįžtu atgal į antrą karį, kartojam, dešinė aukštyn įkvėpimas, iškvėpimas, kairė aukštyn, ratas priešai save įkvėpiu, iškvėpiu, antras karys, paskutinį kartą dešinė ranka aukštyn įkvėpimas, iškvėpiu, kairė aukštyn, ratas priešai save įkvėpimas, iškvėpiu, grįžtu į antrą karį. Ir dabar su įkvėpimu mes keliam dešinę ranką aukštyn, su iškvėpimu keičiam rankas ir šį kartą su įkvėpimu keliaujam į kitą pusę, iškvėpiam, dešinė ranka aukštyn, grąžina mus į antrą karį. Šokantis karys kitoj pusėje, kairė ranka aukštyn įkvėpimas, su iškvėpimu keičiam rankas, o su sekančiu įkvėpimu grąžinam save į kitą pusę. Iškvėpimas, antras karys. Ir vėl antrame karyje patiesinam abudu kelius, pėdas į vidų, kulnai į vidų. Įkvėpiam, patiesinam stuburą, o su iškvėpimu taip kaip patogu lenkiamės į priekį. Tiesia nugarą tol, kol galiausiai atpalaiduojam ir nugarą, ir pečius, ir kaklą ir pabūnam pasilenkime į priekį. Atpalaiduojam klubus, būtinai atpalaiduojam sėdmenis. Turi būti malonu ir be įtampos. Taip, jums nebūtina lenktis taip giliai į priekį arba galite pasidėti blokelį po savo delnais tam, kad jums iš tikrųjų būtų patogu. Dar kartelį giliai įkvepiam, iškvepiam, pasilenkime ir su sekančiu įkvėpimu slankstelis po slankstelio grąžiname save atgal. Iškvėpimas, antras karys. Su įkvėpimu pėdos, klubai, rankos žiūri tiesiai, iškvėpiam rankos ant žemės per visą vinyasą iš aukštos lentos į žemą lentą, kobra ir žemyn žiūrintis šuo.
Pasivaikštom vėl. Vienas kulnas žemyn, kitas kulnas žemyn, pasivaikštom su klubais ir keliam dešinę koją aukštyn su įkvėpimu ir su iškvėpimu mes koją statome labiau į išorę. Rankos lieka po pečiais, o koja labiau į išorę, dešinės rankos. Ir mes čia prasukam lengvus ratus pagal laikrodžio rodyklę. Sukam iš klubo sąnario lengvi ratai. Kvėpuojam ramiai, neužgestam, kvėpavimas pasilieka savo ritmu, giliais įkvėpimais ir iškvėpimais. Ir dabar, jeigu galite, mes pabandome lenkti alkūnes ir keliauti su dilbiais ant žemės, jeigu tik išeina. Jeigu ne, galbūt išeis sulenkti tik vieną alkūnę. Pasidarykite taip, kad jums būtų patogu. Pabūnam čia dar vienas gilus įkvėpimas. Iškvėpimas, atpalaiduoju sėdmenis, klubus. Ir su sekančiu įkvėpimu labai atsargiai grąžinkite save atgal ant delnų ir tada koją taip pat grąžinkite per vidurį kilimėlio tarp savo rankų, tarp savo delnų. Taip, ir dabar pasodinam save į žemą įtupstą, atpalaiduojam rankas, su įkvėpimu rankos kyla aukštyn, o su iškvėpimu rankos tarsi tirpsta per šonų žemyn, širdį keliame aukštyn ir tarsi kaip medus sutirpstame į žemę. Dar kartelį iškvepiu čia. Atpalaiduoju pečius, tarsi nuo pirštų galų visas nuovargis ir tai, ko nereikia, varva žemyn į žemę. Tai labai atsargiai sekančiu įkvėpimu grąžinam save atgal ir taip, kaip jums patogu, nugulam į vaiko asaną, čia šiek tiek pabūnam. Rankos gali būti pirmyn arba po kakta. Pabūnam čia, kvėpuojam. Neužgesinam savo kvėpavimo. Dar kartelį giliai įkvepiam. Iškvepiam, atpalaiduojam klubus ir sėdmenis. Sekančiu įkvėpimu grįžtam ant visų keturių, o su iškvėpimu vėl žemyn žiūrinti šuo. Kaip visada pasivaikštom šiek tiek, vienas kulnas žemyn, kitas kulnas žemyn. Ir dabar su įkvėpimu kairę koją keliame aukštyn. Su iškvėpimu vėl koja į išorę nuo kairės rankos. Ir šį kartą sukome ratus prieš laikrodžio rodyklę į kairę pusę iš savo klubo, labai lengvai ir maloniai, taip kad būtų patogu. Išlaikant kvėpavimą, dar keli. Taip, ir sekančiu iškvėpimu mes pabandom lenkti po vieną alkūnę žemyn, padėti dilbius ant žemės, jeigu išeina. Jeigu ne, galbūt tik vieną ranką sulenkti, dilbį padėti ant žemės, alkūnę ant žemės, taip kaip jums patogu. Pabūnam čia su iškvėpimu. Atpalaiduojam klubą, atpalaiduojam sėdmenis. Sekančiu įkvėpimu atsargiai grąžinam atgal save ant delnų ir grąžinam koją
į vidurį tarp rankų. Išguldom galinę koją, save į žemą įtupstą ir rankos keliauja aukštyn su įkvėpimu, o su iškvėpimu vėl. Širdis kyla aukštyn, o rankos per šonus tirpsta žemyn. Dar pabūnam čia, įkvepiam, iškvepiam, kaip vanduo nuteka tai, ko nebereikia iš mūsų kūnų į žemę. Tai tarsi laistom žemę, atiduodam jai. Ir vėl, kaip patogu, su įkvėpimu labai atsargiai grąžinam save į žemą įtupsto, kojas kartu, keliai kartu, vaiko asana. Jeigu norite kelius, galite šiek tiek atitolinti vieną nuo kito, kad vaiko asana būtų gilesnė. Atpalaiduokite klubus, atpalaiduokite sėdmenis. Iškvepiam. Su įkvėpimu vėl grįžtam ant visų 4 ir vinyasiškai leidžiamės į apačią. Smakras, krūtinė, klubai, padedam krūtinę ant žemės, galva taip pat. Rankos į šalis, stipriai į šalis. Delnai lieka pečių lygyje, tiek, kiek rankos pasiekia į šalis ir paliekam delnus ant puspirščių. Su įkvėpimu mes kilsim nuo žemės, vėl tarsi bangelė, tarsi puslankiu, keliam krūtinę aukštyn ir galva atkyla paskutinė. Su iškvėpimu leidžiam krūtinę žemyn ir galva ant žemės atkyla paskutinė. Šokanti kobra. Įkvėpimas, krūtinė aukštyn, paskutiniam taške, galva atsikelia, pečius nuspaudžiam žemyn, su iškvėpimu banga žemyn. Slankstelis po slankstelio, galva visą laiką atkyla ir nusileidžia ant žemės paskutinė. Ir vėl sekam savo kvėpavimo tempą. Kvėpavimas kaip vanduo, kaip banga. Įkvėpimas, banga aukštyn. Iškvėpimas, švelniai, banga žemyn. Paskutinį kartą. Ir su sekančiu iškvėpimu krūtinė liks ant žemės. Kaktą pasidėkite po savo delnais ir tiesiog atpalaiduokite klubus. Vienas klubas į vieną pusę, kitas klubas į kitą pusę. Taip kaip patogu, pasvyruokite klubais į vieną, į kitą pusę, tam, kad atsipalaiduotum nugaros apačia. Ir galiausiai mes gulsimės ant nugaros, verčiamės ant nugaros, atsigulam taip, kaip patogu į kilimėlio vidurį, taip. Ir dabar pritraukiam abudu kelius prie krūtinės, paspaudžiam į save. Taip, dabar pagaunam savo dešinę koją, dešinę ranką. Ir kairę koją tiesinam pirmyn, o dešinę koją pabandom atidaryti į išorę. Iš tikrųjų taip, kaip patogu ir taip, kaip jaučiasi geriausiai. Kelias, jisai gali neišsitiesti pilnai. Tai tiesiog pabandom iš klubo atidaryti savo koją į išorę, dešinę koją į išorę. Su kiekvienu iškvėpimu dar labiau atpalaiduojant sėdmenis, atpalaiduojant klubą, leidžiant laisvai tekėti mūsų moteriškai vandens energijai.
visiškai nesvarbu, ar esat vyras ar moteris. Kiekvienas turim šią energiją ir leidžiam jai laisvai tekėti. Dar kartelį giliai įkvepiam, iškvepiam, sekančiai įkvepimu grąžinam dar kartelį kelius prie krūtinės, paspaudžiam juos į save ir viskas atvirkščiai. Pagaunam kairę koją, gal pradžiai iš vidinės, paskui iš išorinės briaunos, pasižiūrėkit, kaip jums patogu, dešinę koją į priekį, o kairę koją pabandom patiesinti ir atidaryti klubą vėl. Kelis gali pilnai neišsitiesti. Atidarinėjam klubą. Kvėpuojam su malonumu, su iškvėpimu per atsipalaidavimą, gilinam asaną, dar labiau atidarinėjam klubą. Su malonumu, su tėkme, tarsi sutepant savo klubą, leidžiam vandenį tekėti. Dar kartelį įkvepiam, iškvepiam ir po truputėlį grąžinam kelius prie savęs, dar kartelį paspaudžiam prie krūtinės, taip kaip norisi, pamasažuojant nugarą, pasiūbuojant į šalis ar į priekį atgal. Išsibūnam, leidžiam savo išsibūti akimirką, taip kaip patogiausia tam, kad nugultumėm į darnią šavasaną. Ir įsitaisom patogiai, kojos patiesintos, delnais aukštyn. Ir susitinkam šavasanai. Iškvepiam, įkvepiam giliai, iškvepiam, atpalaiduojam, paleidžiam. Dar kartelį įkvepiam, iškvepiam. Paskutinį kartą giliai įkvepiam. Su iškvėpimu paleidžiam. Leidžiam savo būti taip, kaip yra. Be liudijimų, be lūkesčių. Visiškai paleidžiant. Begaliniam saugume. Tiesiog būti.
truputėlį labai švelniai dėmesį grąžinam į savo kūną, į fizinį kūną ir į kvėpavimą. Sekančiai kvėpimu švelniai pajudinam kojų ir rankų pirštus. Dar sekančiai kvėpimu galbūt paglostom šonus, gal delną į delną, gal norėsis paglostyti veidą ar tiesiog pasirąžyti rankas keliant aukštyn. Pačiu maloniausiu savo būdu. Grąžinkite save iš šavasanos. Sukamės ant dešinio šono. Liudijam šią akimirką, šią naują būseną. Padėkojam savo mintyse už savo skirtą laiką, už skirtą laiką savo vidiniai būsenai, vidiniai taikai. Užfiksuojam, liudijam, būnam. Ir po truputėlį keliamės ir susitinkam sėdimoj padėtyje. Iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Ir sekantis įkvėpimas būna jūsų darnesnis žingsnis kasdienai. Žingsnis į jūsų naują, taikesnę, darnesnę gyvenimo kokybę. Ačiū Jums, kad buvot. Ir iki kito susitikimo.